Sveiki! Vakar su Ainiu Petkumi rašėme laidą, kurią jūs netrukus pamatysite. Tačiau šiandien esu priversta padaryti ekstrinį pranešimą. Ainio žiūrovai negalėjo nepastebėti, jog jo kanalai iš YouTube platformos trinami ypatingai dažnai. Bet vakar to dar nebuvo. Vos tik Ainis atidarė naują rusišką kanalą ir įdėjo pirmąjį video, iš karto buvo išjungtas. Nei kiek nenustepsiu, kad ir naujojo lietuviško kanalo, kurį dabar žiūrite, laukia toks pat likimas. Visus interviu, reportažus ir politinių procesų analizės nuo šiol kelsime ir į Telegram kanalą Ainiai 369. Prisijungimo nuorodas rasite po šio video apačioje arba galite tiesiog nusiskenuoti QR kodą čia. Situacija pasaulyje smarkiai aštrėja, o Ainio skleidžiamos žinios ir jo politinių procesų analizės smarkiai nepalankios karo krankliams. Ainis neverda savo sultyse, jis nesėdi ant sofkutės, jis važinėja po pasaulį, susitinka su raktiniais žmonėmis, jis laiko ranką ant pulso. Tikrai ne viską, ką jis žino, jis gali pasakyti YouTube platformoje. Jis tikriausiai saugo jūsų psichiką. Tačiau pasakyti vis tiek reikės. Pasikartosiu, visas Ainio laidas ir pranešimus apie rengiamus gyvus susitikimus surasite Telegram kanale. Pasirašykite. Jūs net neįsivaizduojate, kaip jums gali prireikti Ainio Petkaus, o jam jūsų. Ačiū už dėmesį. Sveiki! Šiandien nuostabi diena atidaryti naują kanalą ir mums su kolega apžvelgti politinius procesus virtualioje erdvėje. Kolegos pristatinėti nereikia. Kai Rojaus sodo klerkai kaltina Rusiją, jog jos laivai tyčia nutraukinėja kabelius Baltijos jūroje, mano kolega Maskvoje kalbina karinių Baltijos jūros pajėgų admirolą jo paties štabe. Kai nenorinti posto palikti Zurabašvili su savo mecenatais išveda į gatves šimtus tūkstančių žmonių, mano kolega daro tiesioginius reportažus iš Maidano aikštės Tbilisyje. Kai jau beveik metai bandoma išklibinti Serbijos prezidento Vučičiaus kėdė, o į tai Londonas investavo beveik 4 milijardus pinigų, mano kolega jau ten. Taigi lietuviškas Takeris Karlsonas, Maidanų medžiotojas ir politinių procesų apžvalgininkas Ainis Petkus. Labas, Aini. Labai laba diena. Tiesiog girdžiu, žinok, masę debesi, šimtus tūkstančių katučių aplodismentų ir tiesiog alpstu nuo tiek ditirambo, koks aš iš tikrųjų neįtikėtinas. Tai vat aš pasinaudodama tą progą, kad kanalas naujas ir gal atsiras žmonių, kurie dar tavęs iki tol nematė, aš jau tave ir pristačiau, kad žmonės žinotų, su kuo turi reikalą. Noriu užduoti pirmą klausimą. Jis būtų toks. Nei vieno Lietuvoje vlogerio kanalo taip neuždarinėjo kaip tavo. Nei vienas Lietuvoje žurnalistas net arti nestovėjo tų žmonių, kaip pavyzdžiui Marija Zacharova, Michailas Hazinas, gerbiamas Valerijus Viktorovičius Pekinas, o tu iš jų imi interviu. Maža to, aš pasakysiu, kad praktiškai visos Solovjovo laidose dalyvaujantis kontingentas, tu turi jų kontaktus ir tu važinėjai į politiškai karščiausius taškus ir aktualiausius Lietuvai, galim sakyti, taškus. Kaip tu manai, ar tave žmonės įvertina, ar tinkamai? Kaip tu jauti, ar vertina tavo kūrybinį darbą? Nu, žinai, Milda, šitoje vietoje ačiū už tikrai tiek daug jau prisakytų komplimentų, bet tiesiogiai gal žmonės patys ir vertina, mato tą spaudimą daromą iš visų galų, iš tikrųjų nepatinka nei tu, ką kalbi, nei tą, ką mes su tavim ir aš asmeniškai apžvelgiam, kaip rodom realią tikrąją tiesą procesuose ir kaip priminam, kas buvo prieš kelias savaitės žmonėm, prieš metus ar daugelį metų, taip kaip visa sistema struktūra meluoja
ir ta vadinama opozicija meluoja. Meluoja visi. Tai šito vietoj mes žinoma neparankus ir beje noriu atkreipdėmėsi, gerbiami žiūrovai, kad Milda nepasakė mūsų kanalo pavadinimo. O jeigu jūs pastebėjot, kas dabar spaus ir žiūrės mūsų laidą, ten taip ir parašyta pavadinimas. Kodėl tai pavadinom pavadinimu? To, kad mes su Milda prašysim jūsų iniciatyvos, pasiūlykit gražų, gerą, aistringą, aštrų pavadinimą, išrinksim ir tai bus. Taip, pavadinimas ir bus. Tautinis bus pavadinimas išrinktas demokratiniu būdu. Ir šitoje vietoje tam, kad mes pastiprintumėm tai, ką tu pasakė apie mane, buvo padarytas žygis į Slovakiją ir įrašytas interviu labai asmeniškai įdomus su Andrejum Danko. Andrej Danko yra Slovakijos parlamento pirmininko pavaduotojas. Nu, čia taip kaip pas mus yra Seimo parlamento pirmininko pavaduotojas. Ir yra Slovakijos tautos partijos pirmininkas. Išgirskit, ne nacionalinės partijos, o tautos partijos. Slovakiškai Narodная partija. Taigi šitoje vietoje Andrej Danko yra vadinamas ne opozicionierius, jis yra iš koalicinio sąstato, todėl jo nuomonė yra labai svarbi, kadangi, žinot, jisai dirba petys į petį su Fico. Koaliciją Slovakijoje sudaro 3 partijos, taigi jis yra iš valdančiųjų. Nežinot, pas mus visi drąsuoliai kiškiai yra tie, kas jau yra iškritę iš Seimo, iš parlamento, arba yra opozicionieriai ir kala jums visokius mitus ir melus. Taigi čia šitas žmogus yra iš esančios koalicijos, valdančiosios. Ir vat šitą interviu padarėme sumontavimą, jisai šitam kanale bus irgi patalpintas, kas norės susipažins ir išgirs labai įdomių nuomonių apie realią situaciją Europos Sąjungoje, apie veto teisę, ką nori šiandienai Briuselis diktatiniu, demokratiniu būdu panaikinti, ir apie finansus, ir apie daug niuansų iš oficialaus, labai rimto ir aukšto pareigūno. Tu ten susitikai ne tik su vicespykeriu ir tautininku, pavadinkim tai partijos pirmininku, bet taip pat, žinau, mateisi ir su buvusiu teisingumo ministru. Ir norėčiau paklausti, kokią žinutę vežėjai į Slovakiją ir ar buvai išgirstas? Ar buvau išgirstas, tai parodys, kaip sakant, šitas interviu, kuris bus išeis labai plačiai į eterį. Ir kitas momentas, negaliu paneigti, tai buvo bandoma suorganizuoti man susitikimą su Serbijos ambasadoriumi Slovakijoje, kadangi tie darbai, ką tu sakai apie švietėjišką darbą, apie pilietinio karo burtus Serbijoje buvo pastebėti. Ir kitas momentas jo, kadangi Serbijoje jau buvo antra kelionė. Norėjau ir apie Serbiją ir pašnekėti, nes tavo kanalas buvo uždarytas ir kaip tik turėjai padaryti tą apžvalgą nuo A iki Z. Ką matėjai įdomaus, pastebėjai ir kodėl investuoti, kaip Vučičius įvardino, 4 milijardai dolerių nepadarė jokio poveikio ir Maidanas žlugo. Mes jau minėjom ir kalbėta buvo apie tai, kad Maidanas Serbijoje buvo ištemptas į labai ilgą laiko tarpą ir gerai tu pastebėjai, beveik 4 milijardai buvo suinvestuota į Serbiją, o nereikia pamiršti, Ukrainoje Maidanas buvo tiek, kiek pasisakė ten iš Jungtinių Amerikos valstybės departamento, buvo suinvestuota 5 milijardai. Tai biški dabar įsivaizduokit, 5 milijardai tokia Ukraina, jinai dabar kare kokio lygio, o 4 milijardai į Serbiją ir pakol kas nieko. Serbija iš tikrųjų gavo viršvalstybinę atramą ir pirmiausia, gavo viršvalstybinę atramą ir pagalbą, žinoma, iš Rusijos. Ir šitoje vietoje bandymas, matai, Serbijoje padaryti ne tik
perversmą, kaip pakeisti vyriausybę ar ten prezidentą ar kažką. Serbija turėjo išeiti iš principo į pilietinį karą, ten reikėjo uždegti visą Balkanų regioną. Kaip žinia, suinvestuoti pinigai buvo ir Britų, Britai įkišo šitoj vietoj vokiečių specialiosios tarnybos vokiečių ten žaidė labai rimtai, visą tai mes matėm, po biškį parodėm ir paskutinis mūsų važiavimas prieš kelias savaitės, kai mes pamatėm, kaip ta didelė banga, 100-tūkstantinė gal su virš, buvo kaip avių nuvesta ir jos energija nuleista, atsiprašau už tokį grūbumą į klozetą, tiesiog energija buvo nuleista ir tas Maidanas pasivaikščiojęs po miestą kelias valandas tiesiog išnyko kaip rūkas. Noriu pastebėti, kad dar visai nesnei, tikriausiai po to įvykio, po 2 savaičių, vėl buvo surinkti studentai Novi Sad prie filosofijos fakulteto ir pabandė dar kartą iš paskutinių jėgų užžiebti Maidaną. Klausimas yra paprastas, kodėl jiems nepavyko, o atsakymas dar paprastesnis. Todėl, kad jėgų, finansų ir to politinio postumio jau nebėra. Todėl, kad Britai persiorientavo jau į didesnės problemas, tai yra žinoma Ukrainos turtas, į perversmą Rusijoje, žinoma artimieji rytai, Izraelis, Kataras ir Britai turi labai daug dabar problemų visur kur, nepamirštam, kad finansų trūksta ir jiem, ir jų ekonominės problemos Didžioji Britanijoje kaip saloj irgi auga. Taigi visą tai sudėjus, jie staiga sumetė tai, kad reikia rinktis prioritetus ir jie iš Balkanų po biškį traukėsi. Jie labai norėtų uždegti. Neturim pamiršti, kad vatoj už mėnesio ar 2 bus tas vadinamos metinės, kaip tas nugriuvo statybinis vadinamas antstatas stogelis, kur užmušė žmonės. Taip, tai jie bandys dabar vėl jaukti. Bet šitoj vietoj, sakysim, kodėl Andrej Danko iš Slovakijos parlamento ir partijos pirmininkas davė interviu, mes iš vis kalbėjom apie tai, manau, bus įdomus jums interviu, gerbimi žiūrovai, todėl, kad mes kalbėjom, kas tai yra demokratija iš viso. Ar visa tai, ką čia imituoja visa šita Europos Sąjunga ir Briukselis, yra demokratija, kai smurtiniu būdu dabar ir visokiais teroristiniais būdais prieš tautą, pažiūrėkit, ką daro prieš Moldaviją, nors Lietuvos eterį šito neišgirsit. Gali būti, kad aš irgi nuvažiuosiu to į Moldaviją, stebėti rinkimų, papasakoti jums. Taigi, kaip Moldavija bando išprievartauti, išsirinkti demokratinę eigą į Europos Sąjungą. Mes rodėm, kas buvo smurtinis koksai protrūkis, tai prasme, ir kaip bandyta buvo pakeisti valdžią Gruzijoje, Serbijoje pilietinis karas, Respublikoje Serbskoje prezidentą Dodiką, kažkokie tai iš vis neįgalus politinės pseudo netgi klipatos pasakė ir atėmė jo regalijas tautos išrinktojo prezidento. Rumunijoje, kuris neparankus prezidentas jau išeidinėjo finišo tiesėje, jį tiesiog, kaip sakant, nuėmė nuo rinkimų. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad čia demokratija, tai tada pakalbam, Milda, kas yra iš tikrųjų melas. Ar mes gyvenam iš vis kokioj nors tiesoj? Kai melas yra demaskuojamas ir pakankamai greitai, tai va tada mes jau nebegyvename mele. O jeigu jisai tęsiamas ir tiesa išlenda po kažkiek tai metų, tai jau vis tiek šitam procese, aš manau, dalyvaujam, o dabar ypatingai suintensyvėjęs yra kaltinimas Rusijos bet kokiais prasižengimais, pradedant kibernetiniam atakom, apie kabelius jau šnekėjom, nutraukinėjamus, oro erdvės pažeidinėjimai vėlgi pasipylė vienas po kito ir Lenkijoje, ir Estijoje. Kalbant apie melą, prisiminkim įdomų tokį siužetą, kai Europos komisijos pirmininkė von der Leyen išskrido rugsėjo 1, jeigu neklystu, į Bulgariją. Iš karto pasirodė žinutė tokia, jog dėl GPS trikdžių, kurios be abejo vykdė Rusija, von der Leyen lėktuvas negalėjo nusileisti ir suko ratus beveik 2 valandas. Oro uoste, kuriame kas 2 minutės leidžiasi ir kyla lėktuvai,
pilotams pakanka, atsiprašau, kompaso, žemėlapio ir liniuotės, kad nusileistų, nutupdintų lėktuvą ant nusileidimo tako. Taigi ten to tai nepakanka. Sakykite, prašau. Ne, nu čia tiesiog labai, kaip sakant, kaip ir vaikiškas klausimas, bet kaip jo Ursulos von der Leyen komanda pasakė, kad jo su kokiais žemėlaipis ir su kažkokiais dokumentais popieriniais leidosi, tai absurda, žinai, nu aš galiu tada tu nepik, bet vat galiu, žiūrėk, vaikų pasiėmęs Lego, pavaizduoti, kaip Ursula leidosi, jeigu žiūrovai nori pasijuokti, aš galiu pasakyti, kaip jie leidosi, žinai, ir kaip jie žiūrėjo, žinai, o čia leidžiasi, žinai, nereikia pamiršti, aš dar, žinok, dar va kokį radau. Tokį naikintuvą rusų, ir va čia, žinai, skrenda rusai naikintuvas ir čia sako, mūsų GPS gesina, čia šaudo, žinai. Oi, atsiprašau, čia šitas lėktuvas iš Estijos, oi, iš kitos istorijos, nepykit. Nu, tiek daug visko, žinot, dronai, lėktuvai, Ursula negali nusileisti, čia tik, žinai, ir va staiga. O pasirodo, kaip tu sakei, Milda, po to po kelių dienų, nors Bulgarijos irgi visi klapčiukai išbėgo, pasakė, kad nebuvo trukdžių, po kelių dienų paaiškėjo, kad jokių trukdžių nebuvo. Atsiprašau, ne po kelių dienų paaiškėjo, o paaiškėjo tą pačią dieną. Flight Radar išleido savo Twitterį, mačiau savo akimis žinutę, visą tą vojažą, visą tą trajektoriją, kas ten nutiko virš Bulgarijos ir parodė ten lėktuvas vieną ratą apsuko, kas yra natūralu, kai lėktuvas leidžiasi ir buvo nutupdinta, žodžiu. Labai greitai išaiškėjo melas. Ir labai aukšto lygio melas, aukštose sluoksnėse bandomas čia mums įskiepyti. Kitas melas, irgi pastebėkim, įvyko Jungtinių tautų saugumo taryboje, kai Lenkas demonstravo viešai nuotrauką, kurioje sugriautas praktiškai, nu ten ne iki pamatų, bet sugriautas pastatas, gyvenamasis namas ir kaltino Rusiją, jog jos vienas iš dronų taip sugebėjo sugriauti, žodžiu, šitą namą. Ir netrukus, nu jau irgi, man atrodo, porą dienų praėjo, Lenkijos prokuratūra pasakė, pirma, kad visi dronai, kurie ten 20, 23, 19 skaičius varijuoja, visi dronai buvo be sprogstamo užtaiso, taip, be sprogmenų, o antras dalykas, tas namas buvo susprogdintas prieš raketinės sistemos. Tai yra sistema, kuri bandė numušti kažkokį tai iš dronų. Tai vėlgi melas išaiškėjo. Ir dabar mes turim, gal nori kažką papildyti? Mes turime Estiją, visi atakuojame Estus, daugiau neturi tik 2 lėktuvus, ruskiai turi tik Mes einam ruskiai varo pingvinų medžioti ir elnių į Estiją ir buvo pažeista erdvė. Aš manau, žinau, kad už dienos 2 mes pastebėsim irgi greitai, kad rusai parodė tą, ką jie parodė, yra pasirodys jų teisybė, o ne Aš žinau, ką parodė estai. Estijos oro erdvę pažeidusių Rusijos lėktuvų nuotraukos. Juos tik ką palikusius NATO oro erdvę užfiksavo virš Baltijos jūros skraidę Švedijos lėktuvai. Anot Estijos pažeidimas įvyko vakar ryte. 3 MiG-31 naikintuvai net 12 minučių skrido atokios Estijos Vaindlo salos apylinkėse. Taigi, brangūs žiūrovai, ką tik matėt nepaneigiamus faktus, fotofaktus, kuriuos Estija pateikė mūsų plačiai visuomeniai, kurie neva turėtų įrodyti, jog rusai pažeidė estų oro erdvę. Ten buvo nuotraukos virš Baltijos jūros. Ką, negi nematėt? Matėt viską, teisingai. Žodžiu, estai kalba tiesą. O ar man kaip humanitariai šiaip įdomu kitas klausimas. Jeigu Pabaltijo valstybės, ten ir Suomija, ir Lenkija plus, kaltina Rusiją, jog nuolat Rusija trikdo GPS signalus, tai yra, kad lėktuvai ar laivai plaukiojantis ar skraidantis šitoj prie Kaliningrado nemato savo tikrosios buvimo vietos, nes GPS signalas sutrikdytas. Kaip čia taip yra, kad estai vis tik nustatė, jog rusai vis tik pažeidė jų oro erdvę? Gal ten irgi buvo kažkoks trikdis? Ne, nu Milda, žiūrėk, mūsų kanalą tikriausiai ir iškirto tada, kai mes atsimeni irgi ir aš rodžiau. Čia tavo buvo versija iškelta, kad ir aš tai garsinau susisteminės, kad
jeigu nukrito Lietuvoje dronai, prasidėjo istorija nuo dronų, kur šita šakalienė jų ieškojo parų paromis, kaip ir tankus traukė parų paromis. Esmė ta, kad mes jau tada, ir aš įvardinau aiškiai, kad bus sutrikdyti trikdžiai, padaryti GP ir tie dronai atsiras visai kitose valstybėse. Mano kanalai išjungia, mus palieka be jokių resursų, be galimybių kreiptis į žmonės ir perduoti žinias ar net padaryti mūsų susirinkimą, ką žadėjau po visų suvažiavimų, pervažiavimų per Europą, susitikti su žmonėm ir papasakoti gilesnės žinias apie šitos procesus. Taigi grįžtant į tai, įvardinama, kad tuoj bus trikdžiai sutrikdyti, GPS-as išnyks, kris dronai. Tie dronai pradeda kristi Lenkijai. Paneigiama viską. Ursula rėkia, kad GPS-as vėl sutrikdytas, jinai vos nenukrito su savo lėktuvu, vizualizaciją rodžiau, kaip jie leidosi. Supranti. Po to reikia nepamiršti vieno iš svarbiausių faktų. Jie jau pradeda kliedesius klėdėti apie tai, kad tuoj bus jau vatoj, tai kabelius nutraukinės rusai ir vėl jie vis. Putinas žino visą žemėlapį kabelių. Ir kas prasideda ant dienų. Beprecedentis isterinis klyksmas apie kibernetinės oro uostų atakas. Jau tokie kibernetinės anakos, jau kad atakuoja visi sėdi uostuose ten oro ir negali išskrist, problemos. Šiandien išeina Reuters, kas norės paieškokit, aš jau, kaip sakant, neįrodinėsiu jokių įrodymų. Reuters išeina straipsnis, kuris paneigia ir sako, kad ES komisija nerado ir neturi įrodymų, kad buvo kibernetiškai įsilaužta į oro uostų saugumo tas visas kibernetinės erdves. Tai valės dabar tą progą suformuluoti klausimą. Turim omeny kontekstą. Von der Leyen melas. Dronai melas. Nu tai, kad jie jau krenta ant Lenkijos namų ir juos, žodžiu, visiškai sugriauna. Dėl Estijos oro erdvės naikintuvų dar kol kas neaišku, bet jau, kaip tu sakei, kibernetinė šitos atakos vėlgi buvo paneigtos. Tai mes iš vienos pusės stebime karo eskalaciją ir isteriją rusai puola. Iš kitos pusės galime matyti, kad greitai ateina paneigimai. Tai dabar, kurios jėgos laimi ir kas tos jėgos, kurios vienos eskaluoja, žodžiu, kur šachmatai balti, kur jie juodi ir kurie laimi. O čia labai geras klausimas. Čia, žinai, yra tas pats šachmatų lentos mechanizmas, kaip mes matėm, aš kodėl biškį nukrypsiu, YouTube'ą. Kai YouTube'as, Facebook'as taip aktyviai, žvėriškai ir, kaip to pasakyti, maniakaliai blokavo bet kokią informaciją, atsimeni, apie COVID tiesą, apie tos visus melus, apie vakcinacijas, apie BLM-us, apie LGBT, apie iškryperius transgenderiškus, viską blokavo, visa informacinė erdvė žvėriškai prieš tai dirbo, rankiniu būdu, tampė žmonės, policija darė bylas, vienose valstybėse daugiau, kitur mažiau, pas mus irgi žmonės nuo to labai stipriai kentėjo, sąžiningus daktarus presavo ir taip toliau. Tai visa ta sistema, YouTube'as, Facebook'as, X'as, visi tie resursai globaliniai buvo nukreipti į tai. Staiga, kai aš parodžiau irgi tą vadinamą skaitmenos įstatymą, kai ES pradėjo juos dabar jiems duoti baudas, jeigu jie nenaikina vadinamo propagandinio kontento ir taip toliau ir taip toliau. Šita propaganda dabar yra, Milda, informacinis karas. Ir jeigu jie plėšosi dabar įrodinėdami, kad rusai toj puola ir viskas toj bus, nes sistema, kurią mes nupešiam, dinamiką, ne sistemą, atsiprašau, apie tai rodo, kad jie išvedinėja pabaltį į karą, tai dabar gavosi paradoksas. Ta informacinė erdvė, kurie turėtų būti už juos, gavosi prieš juos. Jie dabar baudžia YouTube'ą, Facebook'ą, X'ą. Už tai, kad jie šito kontento, ką mes sakom tiesą, tai yra nenaikina, bet jie privalo naikinti ir gali būti, kad mūsų kanalai ir pakliuvo į tą naikinimo valymo vajų, kadangi jie privalo šitą visą ištrinti. Bet YouTube'as, kur Trumpas sako, kad turi, ir jis pastoviai sako, aš myliu demokratiją ir žodžio laisvę, aš žodžio laisvę, ten pasisakymai buvo labai griežti. Ir YouTube'as pradeda kovoti už tai, kad grįžti į tą vadinamą balansą tiesos,
ir jis negali. Ir gaunasi ES karas prieš Trumpą ideologinį informacinį erdvėj. Tai vat kas čia dabar laimi, kaip tu sakai. Ir tas apie tą laimėjimą, žinai, aš vat skaitau, dabar galiu pacituoti 16 dienos šio mėnesio TV3 straipsnį. Dabar įsiklausykit, prašau. Daugiau ne pusė amerikiečių mano, kad JAV turėtų pasitelkti karinę jėgą, jei Rusija pultų Lietuvą, Latviją ir Estiją. Taip paskelbė Čikagos pasaulinių reikalų taryba. Kurgi mes dabar matome absurdą ir vėl klipatų tokį melą, kuris yra pučiamas. Tai yra, pirmiausia, jie visą laiką sako ir erzina Trumpą, kad jis nieko negali ir jis, žinai, ten Putinas iš jo tyčiojasi, jį visai ten erzina, bet čia rašo, kad JAV turi pradėti karą tiesiog. O dabar pabandykime, mėly piliečiai, pasivažinėti po Jungtinės Amerikos valstybės, pabandyti ne apie Lietuvą, Latviją ir Estiją paklausti žmonių. Jie bent žino, kur yra Ukraina. Ir jeigu jūs surasite nors 0,5% amerikiečių, kurie parodytų, kas yra Latvija, 0,5 iš milijono apklaustųjų. Patariu vaikščioti po Los Andželis, kaip sakant, ten priemiestį, galit pasivaikščioti už Čikagos ribų, ties Vašingtonu, ten, kur labai daug bomžų, narkomanų ir visa kita. Tai jūs pamatysite, koks ten yra, yra statistinis reiškinys. Tai Milda, mes ir matom, kaip mums iškreipia rodiklius ir po to, kaip ten, tu rodai man vieną tokį reportažą, kur ten reikia kažkoks karo ekspertas, kad kai buvo Zapad 25, Putinas su Lukašenka spaudė paskutinį tiubiką karinį, kad iš tų dvėstančios jų armijos parodyt, kad jie kažką sugeba. Tai va čia yra tas paskutinis jų tiubikas, ką jie spaudžia melo informaciniai erdvėjai, propagandiniai. Kadangi, pavyzdžiui, CNN ekspertai buvę tenais tose manevruose pasakė, kad visa ekspertinė karinė grupė, kurie buvo stebėtojai iš ten 50 pasaulio valstybių, buvo nustebę tuo, kad kokiomis mažomis pajėgomis, kokius manevrus ir kokį lauką gali ir gauti kokį naudingumo kokybinį koeficientą. Kai dirba artilerija, tankai, dronų spiečiai, po to tenais dirba ir su Baltijos karinių laivynų ir taip toliau, šitie kompleksai, kur ir kinžalai, ir mažos karinės grupės, ten tokie jau laksto ne divizijom, o po kelis porą. Taip. Čia jau yra specifika. Kol mūsų Lietuva laukia, kol čia atvažiuos divizijos iš Vokietijos, jau rusai rodo, kad yra kariaujamas visiškai kitoks karas. Taip, visiškai kitoks kokybinis karas. Už tai mūsų propagandistai rėkdami, kad jau tiubiką paskutinį spaudžia, jų yra tikslas baisus, Milda. Jie nori tikint mūsų tautą, mūsų žmonės ir mūsų jaunimą, kad va tuoj dar pirst ir mes tą ruskiną nugalėsim, nušluosim. O tai reiškia, kad mūsų vaikinus traukia kažkokį tai jau iš, kaip tu pasakyt, užkoduotą taip karą, kuris čia tik ateina, pirst ir viskas jums medaliai ant krūtinės, jūs nieko nedarot, bet jūs didvyriai. Tai yra tiesiog ruošiami mūsų vaikai kotletukai. Bet tu labai įdomią versiją buvai iškėlęs. Kodėl išleidžiami iš Ukrainos, va čia vienu metu buvo jauni. Jie dabar išleidžiami, Milda, ir dabar jie išleidžiami. Šauktinio amžiaus, ten kalba nuo, man atrodo, nuo 18 iki 23 metų jaunuoliai. Matai, čia šitoje vietoje yra du labai stiprus galai, kadangi mes turėtumėm pašnekėti apie mūsų europinius propagandistus ir vėlgi, kaip jie valo tokią informaciją, kad jos nebūtų galima niekur kalbėti. Tai yra tai, kad pirmiausia, Europa bijo, realiai bijo, kad jeigu rusai užims Ukrainą, gali gautis taip, kad ta kariuomenė Ukrainos pati iš savęs, jinai ne kariuomenė, ten jau yra nelegityvus kažkoks tai junginys, banditinis, atsisuks į pačią Europą. Ir žiūrėk, Europa dabar neturėdama savo šauktinių, sprendžia, kaip ta lazdos du galus iš karto. Jie pasiima pačius šauktinio amžiaus jauniausius žmonės
ir jie jau galvoja, kad jie privers juos ideologiškai, fašistiškai paruošus, tai yra smegenį sutvarkius, pasiimti į savo kariuomenę, tam, kad tie žmonės nepatektų į Ukrainos kariuomenę. Tai yra, jie atima juos iš Ukrainos kariuomenės, kurie galimai turi potencialą ateiti, paklausti Europos, už ką mes kariavom, visų tų Briukselio klerkų. Ir tuo pačiu Ukrainos kariuomeniui nėra jaunimo, o savo pasitraukti. Todėl, kad Vokietijos, Šveicarijos, kaip sakant, ten Prancūzijos armijos yra tuščios. O be to, jeigu mes dabar pasižiūrėsim, kas darosi pačioj, pasikartosiu, Anglijoje, Prancūzijoje, Maidanai, Vokietijoje ir kas dabar prasidėjo, Olandijai, tai va čia yra dabar dideli klausimai. Kaipgi organizuoti visas tas karinės pajėgas, kaip žmonės išeina į gatves. Tai noriu pasakyti, ukrainiečių, va šitie šauktinio amžiaus jauni vaikinukai dabar išleidžiami iš Ukrainos tyčia, kad juos perimtų ideologiškai performuotų ES kažkokie institucijos ir juos jau paruoštų kovai, karui su Rusija. Teisingai supratau. Taip, tai pažiūrėk, kaip mūsų propaganda, va šitą tiubikų spaudėjai jau spaudžia viską Pabaltyje, žurnalistus sodina, va Romansas mano, va tas kolega iš Latvijos papasako apie mergaitę, kaip laiko ten tokius absurdus daro teismai, kaip klastojamos bylos. Fantastika tiesiog žiūrint ir nereikia pamiršti va šitam kontekste, kodėl va Andrėjus Danko taip ir pasakė apie ES tas finansinius ir politinius niuansus vidinius, kokie liūdesiai ten yra. Pasikartoju, pažiūrėkit šitą interviu, tikrai nustebsite. Ir paraleliai noriu akcentuoti, ką vakar pasisakė Orbanas viename iš didžiųjų savo suvažiavimų, partijos suvažiavimų. Ten toksai, kaip sakant, salė ten buvo ohoho, ten kaip sakant. Ir jisai pasakė tokius, kaip sakant, iš vis tokios gairės nustatė, kad šiai dienai, taip tiesiai šviesiai ir įvardino, kad ES vadovai iš ES sukūrė nieką, tai yra jie viską sugadino. O taip jis pasakė, viską sugadino. Ir šitoje vietoje jis dar daugiau įvardino, kad šiai dienai ES klerkai bėgioja kaip vištos be galvų. Todėl, kad ES liko tik tais kylančios kainos, didžiulė migracija, migrantų kiekiai, milžiniškas gatvių nusikaltimas ir begalinės skolos. Orbanas labai pasakė įdomiai vieną frazę, ką šiandien visi cituoja, kad jis nesiruošė, tai pabandysiu sekundę išversti, naudotis Briuselio pridegusiais receptais. Jeigu išvertus į mūsų lietuvių kalbą iš žuvų politinės kalbos, tarp kitko mes savo laidoje vienoj rodėm, kad būtent Vengrijoje dideli plakatai stovi Zelenskio ir ten visų Vengrijos tų vadinamų europarlamentarijų nuotraukos ir jie sulyginami su banditais, fašistais ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad Orbanas pavasarį ruošiasi rinkimams ir patikėkit dabar, kai jau stumiamas 19 paketas, o jam Ursula von der Leyen su Europos komisija siūlo kyšį 550 milijonų eurų. Tarp kitko iš tų pačių, kurie užšaldė jie patys, kurie priklauso Vengrijai. Taip juokinga, žinai, jie sako, duoda kyšį iš tų, kas užšaldyta. Tai va, kad tik nesustabdytų ir neuždėtų veto. O Orbanas tokią daro retoriką ir aš pamatysit, už mėnesio 2 Orbanas pasakys, kad Vengrija jau ruošiasi, ieškos momentų, kaip bandyti išstoti iš ES. Šita retorika, Milda, patikėk, jam leis iššokti į pirmaujančios pozicijos reitinguose ir vėl paimti vienašališkai Vengrijoje, kaip sakant, valdymą. Nereikia pamiršti, kad 70%, ką mes šiandien kalbėjom ir Slovakijoje, žmonių yra prorusiški. Ir už tai Fico privalo žaisti su savo dviguba uodega ir ant vieno, ir ant kito, ir tiem, ir šiem. Jis kiek ten toks, žinot, pasakysim, prorusiškas dar klausimas, bet tautos nuomonę koreguoja
diktuoja Slovakijos politika. Va čia yra faktas. O jeigu mes pažiūrėsim, kad serbai 90% prorusiški, tai ten visai kitaip jau. O neseniai, va dabar labai į temą pasakysiu, žiūrėjau Kaušpėdo interviu Algio Greitai kanale ir jisai pasakė, kad jau jis mato, jog Rusijos palaikytojų Lietuvoje yra didesnioji dalis. Dabargi aš nesuprantu, kažkoks tai toks yra, ar persivalgymas tą laisvę, ar kažkokia atėjo nuovargis nuo laisvės, ir kažkokios tai ten super trooper rankos, reiškia, globojančios nostalgiją, dar kažkas tai. Nežinau, iš kur tai yra, bet nemažai žmonių, nenoriu konkrečiai pavardžių minėti, bet tikrai keista, labai keista, kad ir mes, žinokite, labai baisu man tai pasakyti, bet tokių žmonių, kurie absoliučiai už Lietuvą ir kurie nebėgs, jeigu jie čia puls, yra mažuma. O aš taip jaučiu. Ar nebuvo taip visą laiką, mes tik įsivaizdavom, kad Sąjūdžio mitingai. Tai va, įsivaizdavom, kad čia yra praktiškai mažuma tų, kurie kitaip galvoja. Mes galėjom neseniai stebėti kitą šantažistą Europos Sąjungoje, ne? Aš kalbu apie Lenkiją. Kas tenai nutiko su tom sienom, gal gali plačiau apžvelgti. Jo, čia paskutinis tikriausiai šiandien komentaras, ką mes įdėsim į šiandieninę laidą. Tikiuosi žmonės tikrai vertins, ką mes darom, todėl, kad uždaryti abu kanalai tą pačią dieną mūsų išjungia galimybę kreiptis į jūs. Mes nebeturim jokių resursų su tavim dabar, niekai. Nei galimybė ten kažko tai paprašyti, nei kreiptis, ar mums blogai, ar mums gerai, ar mes išnykom iš gyvenimo. Taip sakant, mes dingom ir viskas. Žinote, Milda, vienas įdomus toks tikrai malonus, neįtikėtinai momentas, kai jau kanalų nebuvo, o vienas žmogus vis tiek pervedė paramą. Buvo įstabu tai, kad žmogus supranta, kad mesgi neišnykom, mes toliau dirbam, važiuojam, tariamės, montuojam, filmuojam ir taip toliau. Tai buvo didelė tikrai moralinė parama, iš tikrųjų ačiū jam. Ir šitoj vietoj, kai mes rodom jums tokius atvirus procesus, bandom atvirai pademonstruoti, tai Lenkija šį dienai, kaip mūsų didžiausia, kaip čia sakė, sąjungininkė ir kaiminė, mums padarė didelę patyšo kiaulę. Kas atsitiko? Jokingiausia tai, kad visi šitie elementai, kurie mes grandinį išdėstėm, tam tikrų jėgų, buvo suplanuoti jau karui su Rusija. Tai kitos jėgos visą tai demaskuoja ir parodo taip, kad jie to karo padaryti neįgalus. Nes reikia suprasti, kariuomenių nėra, pajėgumų nėra. Už tai ir sakėm, kad jaunuolius Ukrainos traukia. Jie tikisi tik vieno. Tai yra perversmo Maskvoj. Jie atvirai sako, jau deklaruoja net šitągi Juščenko tokį spoguotą visą seną ukrainietį ištraukė, jis ten Amerikoje pradėjo rėkti, kad tik tais be Putino, jau reikia viskas eiti su kariuomenė į Maskvą ir reikia imti. Tik tai šitokiu būdu jie galės performatuoti pasaulį. Ir Kelogas apie tai kalbėjo, kad tik be Putino kažkas gali įvykti, o iš kitos pusės Kelogo kalba buvo labai paprasta tuo, kad jis pasakė, europiečiai pirmin, eikit į karą su rusais. Taigi, jeigu mes pasižiūrėsim, kad čia mums deklaruoja, kad Lenkija mūsų karinė sąjungininkė ir draugė, tai sienų šitas uždarimas arba pridarimas, arba sraigtelių priveržimas parodė visai ką kitą. Kad Lenkija puikiai ekonominė šantažistė. Ir pasinaudodama dronais, pasinaudodama Zapad 25, kaip sakant, šitais manevrais rusų, jie uždarė Baltarusijos Lenkijos sieną. Nepamirškime, man teko dirbti tokiam įdomiam komitete, kaimo reikalų komitete, kuris susijęs būtent su šituo reiškiniu. O kodėl? Šitas reiškinys yra vadinamas, kai visos fūros kontroliuojamos yra per Žemės ūkio ministeriją. Jokingiausia tai, kad jie kontroliuoja jų tas vadinamas, jų leidimus įvažiuoti, jų veterinariniai reiškiniai, kokybė ir taip toliau, taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad ten yra milžiniški pinigai.
O jeigu aš įvardinsiu tai, kad kiekviena fūra ar ten įmonė susimoka duoklės ant sienos, milžiniški pinigai. Kodėl? O todėl, kad per tą sieną važiuojant kažkas nemato pakeistų dokumentų. Pagaminta vienoj šaly, pavyzdžiui, yra sankcijos, o perklijami lipdukai Baltarusijoje, Kazakstane ar Uzbekistane ir įvažiuoja jau prekę su tais dokumentais. Jūs suprantat? Tai yra pakeičiami gamintojai per Baltarusiją daromos sankcijų apėjimo schemos. Krūva kiniško tranzito neįtikėtina eina per Baltarusiją, Lenkiją ir taip toliau. Taigi Europa ne veltui apsiverkė ir pradėjo inkšti, kad atskleidė, kad 68 berods milijonai eurų nuostolis kasdien. O kiek per tuos juodusius vadinamus kyšius, legitimizuojant, įeinant prekių į vieną kitą pusę vadinamų sankcijinių, yra klerkams juodais į kišenę. Fantastika. Tai mes turėtumėm, Milda, pasakyti, kad šį dienai per sieną su juodais pinigais, mano primetimu, nuo 80-90 milijonų eurų kasdien Europą netenka. Paskaičiuokim, 10 dienų uždarė Lenkai, oi, žiūrėkit, jau ir visas kaip 800-900 milijonų. Tai yra sumos, tuoj bus jardinės nuostoliais ir todėl visi greit persirientavom, pradėjo varyt fūras perkraudinėti per Lietuvą. Nugi Lenkai nedurni. Vat, važiuojant iš penktadienį į šeštadienį naktį, tas, kas užfiksuota fotofaktais, iš Lenkijos į Lietuvos sieną, jo, ten ties Marijampolė, buvo 5-6 km fūrų ir lengvų automobilių eilė. Palaukit, alio, Šengenas, negalima uždarinėti sienų, ką padarė Lenkai. O jie paėmė ir uždarė vienašališkai. Taigi, ką jie tikrino ten oriniu būdu, manęs nedomina, kiek jie tai tęsė, ar tęs šitą klaunadą ties sieną, tai yra viena. Bet jie parodė, kad šį dieną ES direktyvos jiem iki vienos vietos. Jie gali uždaryti sienas ir šantažuoti, kad sakytų, nu, duokit mums dar tokių, anokių, trečiokių pinigų. Ir dabar pakolkas su Baltarusijos siena uždaryta. Kaip filtras veikia Lietuvoje, nu, negaliu kiekvieną dieną važinėti ir tikrinti. Bet, sakau, pasikartosiu, iš penktadienį, šeštadienį tokia eilė buvo. Taigi, Lenkija puikiai jungia finansinį ekonominį šantažą ir, kaip sakant, aveles turės iš eilės. Įdomi detalė, kad kai, kaip tu sakai, buvo uždarytas, neuždaryta, užkimšta siena ir mes tikrai turim fotofaktų tai įrodančių, nieko, absoliučiai nieko nebuvo pranešta nei vienam Lietuvos žiniasklaidos kanale. Ir žmonės, kurie tiesiog galvoja penktadienį sugrįš arba išvažiuos į Lenkiją, jie to negalėjo padaryti. 6 kilometrų eilė. Jokingiausia tai, kai buvo užklausa padaryta dirbtinio intelekto apie eilės ar uždarytą, tu įdėsi šitą screenshotą, fantastiką. Ką pasakė mums, tai yra jums dirbtinis intelektas. Jokių eilių nėra. Dirbtinis intelektas žino geriau. Žino geriau. Čia, žinai, fantastika. Apie dirbtinį intelektą pakalbėsim, nes čia atskirai, tikrai ne vienos laidos medžiaga ir ypač ne šitos laidos medžiaga. Pakalbėsim būtinai ir jo keliamus visus tiek grėsmes, tiek įspėjimus padarysim. Kas gresia žmonėms, kurie dirbtinį intelektą dabar laiko savo didžiausių patarėjų. Nu, žinai, Milda, atsiprašau, pertrauksiu, va čia tikrai, tas dirbtinis intelektas, ką aš ne vienoj laidoje aiškinau, įrodžiau, kad tai yra virtualaus pasaulio kūrimas, kai žmonės nebesuprantat, kas yra realybė, to, kad netikrinat tikrų realių faktų ir pirminių šaltinių. Ir už tai, kai mes paklausim, ar yra eilės, ar tokios eilės yra ant Lietuvos-Lenkijos sienos, dirbtinis intelektas sako ne. Ir jeigu žmonės to netikrina, jie priima šitaip. Tai va dabar, jeigu mes žiūrim į dronus ir po to nežiūrim kaip žuvytės gupijos, kas atsitiko po to, ką pasakė von der Leyen, kaip lėktuvai Estijoje ir tai mes priimam kaip gryną pinigą, mums susidaro vienas virtualus burbulas. O žuvims ir avims nereikia nieko tikrinti. Po to po 2-3 dienų išlydna tiesa,
bet jau jie atsimena tik tą agresiją ir tą propagandą. Va todėl mūsų kanalus visur trina ir uždarinėja, kad tik negauti tikrų va šitų dinaminių procesų, pasakysiu grubiai, ekspertinės analizės. Ir va, tik netikrino, tik nepasižiūrėjo. O tu ir esi tas žmogus, Aini, kuris ir yra, galim sakyti, labai patikimas pirmasis šaltinis, nes tu važinėji į tas valstybės, kurios ir fiksuoji procesus, kurie tikrai turi reikšmę ir Lietuvos va šitai teritorijai. Tu kalbi su žmonėm, kurie tikrai gali pasakyti daugiau ir bent jau panalizuoti ar išmastyti kažkokių tai žinučių, kurias būtų galima diskutuoti toliau, kaip mums to karo išvengti ir kaip neprisiprašyti, ne tiesiog kvailai kaip kokiai vištai nepakeišti savo galvos po kirvių. Ačiū tau, Aini, labai ir už šitą interviu, ir už tai, kad tu važinėji. Ačiū Lietuvos žmonėm. Visiems, kurie supranta ir įvertina Ainio, mūsų vienintelio Lietuvos Takerio Carlsono, Maidanų medžiotojo ir politinių analizių analitiko darbą ir triūsą. Labai prašom, paremkit, žiūrėkit, mylėkit. Ir vienas paskutinis PS vadinamas, kaip ten sako Milda, paremkit, Carlsonui reikia ventiliatorių reikia kūro, o iš tikrųjų, mėly žmonės, tikrai ačiū, kad jūs siūsit pasiūlymus dėl pavadinimo naujojo. Nepykit, kad jeigu jūs pavadinsit, mes pavadinsim jūsų pavadinimą po kelių dienų ar savaičių, vis tiek jį uždarys, mes vėl kreipsimės dėl naujo pavadinimo. Kitas niuansas, ačiū už pasirašymus ir turiu, va, Milda įdės gale 4 mažus, nuostabius, gerai išauklėtus kačiukus. Pasižiūrėkit, jeigu jums šilto, mielo gyvūnėlio tokio reikia, bet tik su viena sąlyga, labai reikia juos mylėti. Labai tokio čia mano džiaugsmai, mano laimės, atiduosiu tik labai geriem žmonėm, už tai pasižiūrėkit, pasakykit savo nuomonės apie viską, ačiū jums, myliu, bučiuoju, o kontaktai, kur bus parašyti ar kaip mane surasti, bus apačioj nurodyta po video. Ačiū jums, iki greito.